Sveiki bičiuliai, šį kartą prieš jūs lempinis radio aparatas pagamintas Vakarų Vokietijoje 1961-2 metais gamintas buvo AEG Super Tambur 62. Šis aparatas 8 lempų stereo su 4 garsiakalbiais, kiekvienam kanalui po 2. Vienas kanalui garsiakalbis vienas iš priekio, kitas iš galo ir taip pat lygiai tas pats kitam gale. Šis radio aparatas turi neįtin platų FM bangų diapazoną, tai yra nuo 88 iki 100 MHz. Tačiau, kadangi radijas gana jautrus yra, tai, man asmeniškai užtenka. Taip pat šitą radio aparatą galima naudoti kaip stiprintuvą, tai yra paduoti signalą iš išorės į radio aparatą. Štai aš jums jį tuoj pat ir pademonstruosiu. Of this week's Moonlight Serenades, coming to you from the Pacific Square here in San Diego. Paula and the Modern Air start serenading with Perfidia.